Labas, aš esu Odeta ir štai mano 3 filmai, į kuriuos kviečiu ateiti. Pirmas filmas – suaugusių žaidimai. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai yra tiesiog rafinuota komedija apie seksą, bet iškart noriu išduoti, kad po juokeliais ir po kažkokiu tokiu lengvumu slypi labai intymus savęs ir kito ieškojimai. Visas filmas vis tiek atveda į tą klausimą, kas yra ta seksualinė tapatybė ir kaip mes kiekvienas galim ją patirti, pažinti. Kitas filmas, apie kurį noriu papasakoti, vadinasi Magelanas. Aišku, jeigu pasiilgom Gaelio Garcia Bernalio, filme Magelanas jisai įkūnija portugalų keliautoją, tyrinėtoją ir užkariautoją Ferdinandą Magelaną. Bet labai įdomu, kaip filme režisierius stebi šitą herojų, Magelaną, ir po truputį kažkaip jį dekonstruoja ir visgi patys tada turbūt savo atsakome klausimą, kas yra tie didieji užkariautojai vandens chronologija. Tai režisūrinis aktorės Kristen Stewart debiutas, pilno metro, kuris paremtas amerikiečių rašytojos Lidijos Juknavič memuarais. Filmas apie merginą, augusią šeimoje, kurioje mama buvo labai emociškai nepasiekiama, kurioje jinai patyrė seksualinį smurtą. Smurtas filme beveik nėra rodomas tiesiog, bet labai stipriai jaučiamas per žodžius, kažkokius scenų nuotrupas. O vanduo irgi čia yra toks gražus gal motyvas, kuris yra ne tik tai kažkoks išsilaisvinimo simbolis, bet ir atspindi ir pačias emocijas, ir pačią moterį. Tai toks, man atrodo, stiprus simbolis. O kaip pati rašytoja Lidija sakė, kad prisiminimai yra istorijos, tai geriau susikurk tokią, su kuria galėtum gyventi.